pas problema didžiausia kaime. Kivrių kaime yra audinių ferma šalia, kur netoli 200 metrų yra auginamos audinės. Ir yra kvapas labai didelis kvapas, smarvė, nesvietiška, eina tiesiog žmogus vendams. Dirbau 4 metus, dirbau ten 4 darbus, gauvau minimumą tik tais. Aš girdžiau audines, budėjau naktim, valydavausi visus kabinetus ir dar jeigu įpuldavo kokią išeiginę, eidavau namus tvarkyti. Ir taip 4 metus pratempiau, kol išėjo visai stuburas subirėję, pilvo plėvė trūko ir galva tiklelį tėti pilo ir stuburą visą medviršį susidinėjo. Per 4 metus ne vieną kartą nemačiau, kad būtų atvažiavę koks patikrinimas, ar patikrint kaip audinės, kaip yra priežiūra jų. Per 4 metus net nemačiau, ne vieną kartą. 14 metais gruodžio 1 dieną atvažiavo aplinkos apsaugos kontrolieriai. Pas įsidėjo kelias valandas, po to atvažiavę jie pasakė, kad viskas yra tvarkoj, nors patys iš mašinos net neišlipo, nes kadangi jiems buvo per šalta, tai kokį jie galėjo patikrinimą daryti, jeigu jie net pakalbėti neišlipo iš mašinos. Nedidelis tas Kėgrių kaimelis, bet vien tik miškų krūva. Nes čia nerasi, va dabar išėjęs nelabai rasi tokį kampelį, kad galėtum ramiai pasidėti be kvapo. Įmonės savininkas pats gamina pašarus audinę maitinti ir visas atlikas, kurios suplautos yra ir grobai, ir kraujai, yra supilami į laukus. Ir mėsos atliekos, kurios yra jau pasmirdusios, nebenaudojamas, jisai viskas sumala, išveža į laukus ir išpila. Nes kadangi savo akim matėm, kad yra kaulai sumalti, subūčiai supilti į laukuose. Ir iki šiol tą patį daro, nors jau kelis kartus kviečiau ir gamtos apsaugą, bet niekas niekur neužuodžia, niekas nieko nedaro. Kėdainiuose buvo rodoma apie audines ir ta realybė, kaip rodė Kėdainiuose, tai čia, aš manau, visur tas vyksta. Ir čia tas pats vyksta, tai gal čia nedegina tų audinių, bet jie sumala ir į laukus išpilsta. Jau aš sulaukiau iš gamtos apsaugos net ir grasinimą. Jeigu tu nesiliausi skundusis, tau pačiai bus blogai. Jisai man ir pasakė, kad jisai turi pinigų ir tu man nieko nepadarysi. Kažkas darosi iš to pinigą, o mes paprasti žmonės tai turim tai viską iškentėti. Nesulauksi iš niekur pagalbos. Iš niekur.